reikėjo berniukams berido dangaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus. Gerai, pasiruošę, judam su manteliu sutikt, pasidarėm arbatėlės, visi daiktai, visiškai klasikiniai lokacijoje mūsų, va, Muravos, laukiu mantelio. Kaip sveikata? Gerai, labai viskas gerai. Viskas ruošęs dominuoti. Supratau. Jau mes sukam, momentelis laukia manęs, nes pabėgo pizdukas. Sukam in Kačerginių, darbo atvaro kažkas. Poliuretaninės variklio pagalvės ir dėžės, tai įdomu sukelia jausmą tokį vibracijų. Einu išmest visus pernešimo plėveles. Oras tai šiaip labai gražus, bet trūksta sniego, labai gaila, kad sniego nėra. Parkas, mėnulis, belė kokia pilnatis. Tai va, tai dar turim laiko iki važiavimo. Bля, visai dar gerai gavosi čia. Ai, slidu.
Jėzus Marija. Ir čia. Blemba, nežinau, ar fiškį nuverčiau, bet ten turėjo geras vaizdelis būt, nes biškį per greitai važiavau tikrai. Eina savo. Blemba, saulė šviečia, bet gerai, kad ne visą trasą. Blemba, do rifto. Actually, galbūt išsukimas čia ir padėjo biškį atsistatyti. Geras, blemba. Tikrai galvojau, kad pračiuošiu porą į vietą. Nieko, viskas gerai, važiuojam toliau. Viskas įsijungiam dar. Idėja, tėtis aišku skambino, kol laukiau, labai griežtai sakė važiuoti nebūtinai pagal trajektorijas, o kur kuo daugiau sniego, tai šiaip idėja visai, manau, pasiteisinus. Nes jau išeina ir įsibėgėti biškį kažkiek bent jau. Tai pasistengsiu dabar kažkaip greitai šokti ir su manometru visas padangas pasižiūrėti. Bet kai čia lopšiai vairai nuėmame, tai tas iššokimas ir dar man reikia užgesinti mašiną ir raktą pasimti, kad bagažinę atsidaryti. Tai gali būti reikalų, nu bet pabandysiu.
Nu, pravažiavom, jau išvažiavęs Skulė, čia sustojęs. Tai all in all visai neblogai sekėsi, aišku, ten vėl podiumų nėra. Kažkur apie vidurį, ar 9 ar 10 baigiau iš 20, Manteliui truputį prašiau sekės. Labai pradėjo keisti sąlygos, tai palyginus pirmą važiavimą, ką mes važiavom, kaip slidu buvo, ir ketvirtą važiavimą, kai baigiam, kaip jau gripo daug buvo, tai sunku buvo prisiderinti prie jų, nes vis galėjai daugiau spaust. Kitas dalykas, po antro važiavimo nusileidau padangų slėgį, buvo labai didelis, tai pasidariau apie 1,5 visose ratuose, tai tas dasidėjo. Ir ką, žinau, šiaip tai visai neblogai suvažiavom mašiną, viskas puikiai. Buvo po to ir greičio, ir šiaip tie važiavimai nėra blogi. Nu, tipo, baudų neprisirinkau, kas man labai visą laiką koją kišdavo, tai nei vienos baudos, tai labai smagu. Ir nežinau, tai turbūt tiek, tai toliau su to kompaktu darysim dalykus. Ir blokiruotę gamina dabar, reikia įsimti būtinai priekį išsukimą, kad ir su juo visai yra pliusų. Bet neina suvedimo normalaus pasidaryti ir galia irgi suvedimo neina normalaus pasidaryti ir dar koilus susikelti. Tai va šitus dalykus pasidarius, tai dar manau labiau išeis važiuoti, tik tais reikia, aišku, praktikos daugiau ir viskas. Tai gal tikiuosi dar išeis sudalyvauti kokiam, jeigu pasnigs Tiškūnuose, matėm trasa atsidarę, ar kažkur kažkas dar gal vyks, kad biškį daugiau to gauti, nežinau, pasitikėjimo savim ir mašiną, pažiūrėt kaip jinai važiuos. Nes kol kas viskas gerai, tiesiog nesu ant sniegose per daug važiavęs, nu tiesiog sukibimo mažai buvo, labai matęs pirmą važiavimą. Po to geriau daręs, bet vis tiek vienas ratas velia ir viskas, tai va, tai iš mes tiek, Wintergamei liuks, puikiai išleisti 9 eurų ir pasimatysim, tai tiek norėjau bent vieną videką kažkokį padaryti, tai va, tikiuosi, kad sumontuosiu ir padarysiu.